Sveiki! Šis įrašas labiau skirtas logopedams, tad neskalbėsiu apie savo autorinę priemonę Užveskim kalbą 2. Tai dviskemenių žodžių kortelės, kurių pavadinimus vaikui lengva ištarti. Todėl jos ypač tinka nekalbančiam arba tik pradedančiam kalbėti vaikui. Ir iškart pasakysiu, čia ne reklama. Šiai priemoniai reklamas nereikia, nes tai populiariausia mano kurta priemonė. Dabar jau jos turim 3 pagamintą partiją. Kadangi šią priemonę ją labai daug kas turi, aš tiesiog noriu parodyti ir priminti žaidimo galimybės, nes dažnai priemonė guli stalčiuje vien dėl to, kad pritrūkstama idėjų. Ir dažnai manęs klausia, o kodėl pavadinimas yra Užveskim kalbą 2? Todėl, kad pirma mano priemonė Užveskim kalbą yra popierinė ir ją platina Smaltijos leidykla. Ji šiek tiek kitokia, su ją galima žaisti loto principu, tai yra surask tokį pat. O šitos medinės atsirado iš labai praktiško mano asmeninio poreikio, nes medinės yra atsparesnės ir patogesnės logopedo darbe, nes nepaslaptis, kad nekalbantis arba mažai kalbantis vaikai dažnai turi elgesio, emocijų ir kitų problemų. Jie gali tas korteles kandžioti, glamžyti, mėtyti, tad medinės kortelės šiuo atveju labai gelbsti nuo priemonės sugadinimo. Todėl, kaip minėjau, šią metodinę priemonę specialistai labai mėgsta, nes tokių aiškių, iškart pritaikomų priemonių, ypač nekalbantiems vaikams, nėra daug. Ir kas ten įeina? Ją sudaro 26 daiktų pavadinimai ir 26 veiksmų pavadinimai. Tai yra iš viso 52 kortelės. Ir paveikslėlių pavadinimai atrinkti be garso R ir be priebalsių junginių, kad būtų vaikui lengva ištarti. Tik 2 atviri skiemenys, ten koja, lova, bėga. Be to vaikams medinės kortelės yra labiau tokios, neįprastos nei popierinės. Jos turi tam tikrą savo tekstūrą, o tai šiek tiek motyvuoja vaiką jas paliesti bei pavadinti. Vaikai pradeda kalbėti greičiau tik tada, kai sukuriame mes situacijas ir naudojame labai tokius paprastus, lengvai ištariamus žodžius, kuriuos vaikui yra paprasta pakartoti. Tad ką, einam žaisti. Visų pirma, venkite paveikslėlių rodymo klausiant, kas čia, kas čia. Vaikas noriai įsitraukia į veiklą, jei tai atrodo kaip žaidimas. Na, pavyzdžiui, patuksenti, kas ten? Ir skatinant vaiko reakciją bei atsakymą, pažiūrim, o, katė! Ir tie paveikslėliai gali būti paslėpti kruopose, makaronuose ar popieriaus skiautėse. Vaikas atranda paveikslėlį ir mes skatinam pasakyti žodžių junginį ar vieną tik žodį. Musė, radau musę, matau musę. Galima pasidaryti tokį lapą su paveikslėliais ir tada mokyti vaiką susieti turinį paveikslėlį su pieštiniu, radau musę, tuo pačiu atidirbam galininko linksnį, ką radau, tą. Tokiuose dėžėse paslėptus paveikslėlius labai tinka mokyti, kai mes mokome kaityti linksniais, kas čia gėlė, paslėp ką gėlė, galininkas, ko nėra gėlės, kalmininkas. Visada sudėtingiausia būna pirmųjų žodžių startas, tad kad ir kaip vaikas besakytų ten vardininko linksnyje, atsakyti į klausimą, kas čia, tenka tikrai paplušėti ir prigalvoti įvairiausių būdų. Ir tam tinka ir visokios vyniojimai į foliją, leiskit vaikui pasidžiaugti tuo netikėtumu. Oi, kas čia? Lova! O ši kortelė tavo ar mano? Vaikas renkasi ir gali netgi pasakyti žodį ten mano. Na ir puiku. Taip pat galima paslėpti paveikslėlius po smulkiais vatos diskeliais ar po popieriaus skiautė ir pasakyti pūsk. Taip mes laviname ir pūtimo įgūdžius ir skatiname vaiką kalbėti. Pūsti galima ir štai tokiamis švilpynėmis. Vaiką skatinam pasakyti, ką tu darai arba ką tu darysi. Pūsiu, pūsk. Ką tu nuverti? Gėlę. Ko nebėra, čia kitaip nugriuvo. Lovos.
Kad nevargintume ir neužknistume vaiko su to pačiu klausimu, kas čia, galima paskatinti pavadinti paveikslėlį ir štai tokiu būdu. Kači, uži. Padedame šalia medinių bet ką, maišelius, kaladės, spalvotas korteles, plastiliną ir tada šalia kurio paveikslėlio atliekame kažkokią tai veiksmą, tą paveikslėlį vaikas pavadina. Kai tik vaikas jau moka pasakyti nors vieną dviskiemenį žodį, su tuo žodžiu ir žaidžiame. Mokome prijungti kitą žodį, kad gautųsi trumpa frazė, bei mokome keisti žodžio pabaigą, tai yra linksniuoti, tai parodydami, kad žodžiai pagal prasmę kinta. Sakinius galima sudaryti ir kitoje pusėje priklijavus lipdukus. Vaikas pavadina paveikslėlį, apverčia ir pasako, ką jis veikia. Ten avis lipa, karvė mato, kiaulė veža. Kitas variantas, ką veikia šuo, šuo piešia, o katė ima. Jungiame du žodžius ir sudarome sakinį. Jei vaikui sunku, mažiname paveikslėlių apimtį. Arba galima iš viso nušauti du zuikius vienu šūviu, tai yra mokyti sudaryti dviejų žodžių sakinius ir įtvirtinti kalbos garsą. Na, šiuo atveju KG žodžiuose gaudo, šoka, guli, miega. Kad mokomi žodžiai natūraliai įeitų į vaiko žodyną ir jisai savarankiškai vartotų savo kalboje, būtina sugalvoti ir apžaisti siužetinėme žaidime. Kad vaikas ne tik pakartotų paskui suaugusį, o pasakytų pats, spontaniškai. Ir tai gali būti sodyba, kurioje gyvena Jonas ir šuo. Jonas visiems praeiviams moja ranka, o šuo ant visų loja. Ir mes uždavinėjom vaikų klausimus, kas eina, makaka, ką daro Jonas, ką daro šuo, loja, kur bėga makaka ir taip toliau. Nebūtina labai ten plačiai išsiplėsti su siužetu, mes galim paimti kitą gyvūną ir vėl viskas iš pradžių, nes kartojimas yra mokymosi motina. Kitas siužetas gali būti gimtadienis, reikia supakuoti dovanas ir ne ką dėsim į šitą dėžutę, koją, gerai, o ką dėsim į šitą dėžutę, gėlę. Kam dovanosi, na ir siūlom ten katei, pelį, lapį ir panašiai. Galima įkišti ir į kamuolį, ir bet ką, kas turi skylę. Ką dėsim į šitą kamuolį? Musę. Ką dėsim į sunkvežimį? Lovą. Galima su plastilinu priklijuoti. Ką priklijuosim? Košę. Pasakojame, kad reikia kažką nuvežti ar siųsti siuntą, klausinėjom vaiką, ką dėsim, ką paėmėjai, ko nebėra, kam davėjai, ką davėjai ir taip toliau. Būna, kad vaikas nekalba, nes neišlavėjęs girdimasis dėmesys, girdimoji atmintis ar foneminis suvokimas. Ir tai trukdo vaikui atkoduoti žodžius, nes jis girdi žodį kaskart vis kitaip arba tik kirčiuotą skiemenį. Arba nesiklauso, kas jiems sakoma ir tiesiog bando nuskaityti situaciją. Arba reaguoja į užduotį bandymų ir mėginimų būdų, nes nediferencijuoja kalbos garsų. Tad vienas iš būdų patikrinti, ar girdi žodžių pabaigas, kai žodis prasideda taip pat. Kasa, kava. Vaikas išgirsta ir turi sureaguoti į atitinkamą žodį. Pradžioje galima daužti kartu, gali būti, kad tiesiog vaikas verbaliai nesuprato, ką jam reikia daryti, ypač jei yra kalbos suvokimo problemų. Ir vėliau vaikas tai daro savarankiškai. Galima parinkti paveikslėlius, kurie baigėsi vienodai. Na, sakykime, moja, loja, koja. O šalia paveikslėlių padedame bet ką, ką vaikas galėtų paliesti ar daužti. Ir mano atveju tai yra antistresiniai žaislai ir vaikas išgirdė žodį, daužė per žaislą, kuris yra šalia paveikslėlio. Ir taip mes pamatome, ar vaikas skiria panašiai skambančius žodžius. Nors nebūtinai gali būti, kad vaikas neišlaiko dėmesio arba pamiršo instrukciją. Čia jau reikia žiūrėti, pratestuoti vaiką, ar ir atliekant kitas užduotis yra tas pats. Sunkesnis variantas, kai vaikas turi sureaguoti į du išgirstus žodžius, čia jau pajungiama ir girdimoji atmintis, ir dėmesys,
Ir jei vaikas yra kalbantis, šias korteles taip pat galima panaudoti, tik jau gali būti tikslai kitokie. Na, pavyzdžiui, koks nors nesąmonių kūrimas. Jeigu mūsų tikslas yra mokyti gramatiškai taisyklingos kalbos, o ne rišlios kalbos, tai galima mokyti vaiką sudarinėti juokingus, bet kokius sakinius. Svarbu, kad jis teisingai derintų žodžių galūnes. Na, tarkime, Ema mato koją. Arba prisimink, ką Ema darė. Ema matė koją ir taip toliau. Arba galima keisti, sakykime, Ema valo koją. Ema valo lovą. Labai dažnai naujos idėjos kyla bežaidžiant su vaiku. Ir kartais vaikas tavo idėją taip pakoreguoja visiškai savaip ir tai kad net man pačiai būna netikėta. Tad nebijokite eksperimentuoti. Būčiau labai dėkinga, jei komentaruose parašytumėte, ar naudojate kažkurį mano paminėtą žaidimo būdą, o gal atvirkščiai, gal jūs šią priemonę naudojate apskritai savaip. Tad prašau tuo komentaruose pasidalinti ir jeigu jau šį video pažiūrėjote iki galo, nepatingėkite ir kažkaip tai sureaguokite, paspauskite laiką, jeigu patiko, parašykite nors žodį ačiū ir taip aš suprasiu, kuri tema buvo aktuali, labiau aktuali, o kuri ne.